Tęstinė knygos Žmonijos genetinis kodas 24 ir paskutinė pristatymo dalis. Laukite sekančios šio autoriaus knygos pasirodymą. Taip pat atsižvelkime į tokį aspektą. Koks yra labiausiai paplitęs elementas visatoje? Yra vandenilis, todėl jo turėtų būti daug protoplanetinėme diske, su kurio geležis labai aktyviai sąveikauja, o varis net stipriai kaitinamas nesudaro junginių. Tada pirma, vario trūkumas palyginti su geležimi mūsų planetoje įgauna visiškai teisingą paaiškinimą. Antra, vario kiekis palyginti su geležimi turėtų didėti tolstant nuo Saulės, ką visiškai patvirtina meteoritų duomenys. Ir trečia, kuo stipresnis magnetinis laukas, tuo stipresnis magnetinio atskirimo poveikis. Ir ypač, kuo stipresnis geležies ir vario atskirimą. Kas iš to seka? Jei dievų planeta būtų Saulės sistemoje, jos cheminė sudėtis atitiktų planetą, esančią labai toli nuo Saulės, žymiai toliau nei asteroidų žiedas. O ten turime tik milžiniškas planetas, absoliučiai netinkamas gyvenimui, panašiam į Žemėje vyraujančią gyvybės formą. Vadinasi, dievų planeta yra netoli kitos žvaigždės, o tai atitinka kai kurių legendų ir tradicijų liudijimą, pagal kurį dievai nusileido iš žvaigždžių, o ne tiesiog iš dangaus. Tačiau kitos žvaigždės sąlygos gali būti visiškai kitokios. Pavyzdžiui, ji gali turėti silpnesnį magnetinį lauką, kuris atitiktų daug mažesnį magnetinį atstumą jos planetų sistemos formavimosi etape. Tai yra, šalia tokios žvaigždės yra daugiau vario ir mažiau geležies nei Žemėje. Ir jų taip pat gali būti planetoje, kuri yra ne taip toli nuo savo žvaigždės nei mūsų didelė planeta. Netiesiogiai šią situaciją palaiko keistas 260 dienų majų kalendorius, visiškai absurdiškas žemiškojų požiūriu, nes jis niekaip nesusijęs ne tik su Žemė, bet ir su jokia kita Saulės sistemos planeta. Tačiau tuo pačiu metu jis yra šventas, nes majai jį gavo iš dievų. Trumpesni metai taip pat reiškia greitesnį planetos sukimąsi aplink savo žvaigždę, kas būdinga arti jos esančioms planetoms. Tiesa, čia daug kas priklauso ir nuo dienos trukmės. Pavyzdžiui, potvinių jėgos gali sulėtinti planetos sukimąsi, o esant dideliai dievų planetų sistemos amžiui, šis poveikis jau galėjo turėti gana stiprią įtaką, pastebimai pailgindamas dienos trukmę dievų planetoje palyginti su ta pačia žemiškąja diena. Apskritai čia yra variantų. Ir paskutinis dalykas. Jei manytume, kad žvaigždės magnetinis laukas yra susijęs su jo sukimosi aplink savo ašį, žvaigždė sudaro plazmą, jonizuotą materiją. O besisukantis krūviai, kaip žinoma, sukuria magnetinį lauką. Tai jos magnetinio lauko dydį veiks žvaigždės dydis ir sukimosi greitis. Tuomet galime užtikrintai manyti, kad dievų planetos centrinė žvaigždė yra mažesnė už mūsų Saulę, galbūt net nykštukinė. Ir yra gerai žinoma priklausomybė. Kuo masyvesnė žvaigždė, tuo trumpesnis jos gyvavimo laikas. Taigi, net ir esant dideliam dievų žvaigždės amžiui, jo šviesa gali greitai neišblėsti. Taigi, sudėkime viską kartu. Tačiau šiuo atveju atsižvelgsime į dar vieną nedidelį dalyką. Po maža sena ateivinė Saulė, tyli sena planeta. Jos gelmės nedreba, ugnikalniai nerūksta, o kalnų kaip tokių praktiškai neliko. Laikas viską ištrynė. Po švelniais vietinės Saulės spinduliais vešli augmenija su dideliais vaisiais. Jiems šviesos pakanka. Danguje tik reti išsibarstę debesis, labiau panašus į lengvą miglą. Lietus lyja tik naktį, kai oro temperatūra smarkiai nukrenta. Tuomet augalai godžiai sugeria drėgmę, kurios likučiai susilieja į žalsvai melsvo atspalvio upelius ir upes. Vanduo tokį atspalvį įgauna dėl didelės vario junginių koncentracijos. Šios upės įgeka į gana plačias, bet negilias jūras. Tai ilgalaikio bendro reljefo išlyginimo ne tik sausumoje, bet ir po vandenio pasekmė. Seklus jūrų gylės ir gausi saulės šviesa taip pat suteikia gyvybę vandens augalams, tarp kurių plaukioja mėlynakraujai gyvūnai. Jūroje, kaip ir sausumoje, yra daug gyvų būtybių, augalinio maisto užtenka visiems. Ta pati augmenijos gausa taip pat rūpinasi šiek tiek reto oro gaivumu. Varijo lydiniais papuoštuose namuose, auksu žibančiuose po saulės spinduliais, gyvena dievai su mėlynu krauju, jau seniai įvaldę tarp žvaigždinių skrydžius. Rojus ir nieko daugiau. Ir koks pragaras jiems atrodo mūsų Žemė. Planeta nuolat kratoma žemės drebėjimų, kurios oras tankus ir nešvarus dėl vulkaninių išsiveržimų, dėl ko sunku kvėpuoti.
Planeta, kurios dangų dažnai dengia sunkus debesis, iš kurių liejasi vandens srovės. Planeta tiesioginė prasme nusėta nuodinga geležimi, kurioje knibždo visokių pavojingų bakterijų. Planeta su sunykaisiais augalais, kurie veda mažus vaisius ir neaprūpina dievų visais reikalingais elementais. Tai tikrai vieta kaltiesiems nubausti, tiems, kurie numesti iš dangaus į žemę, iš dangaus į pragarą. Keistos kaukonės. Tačiau visa tai tik prielaidos ir išvados grindžiamos senovės legendų ir tradicijų liudijimais, taip pat faktais, kurie su tariamais nežemiškais dievais susiję tik netiesiogiai. Ir žinoma, norėtųsi turėti ką nors labiau apčiuopiamo, ką būtų galima susijęti su šiais dievais. Idealiu atveju būtų rasti ir ištirti bent keletą dievų kaulų liekanų, o dar geriau be jų būtų rasti ir tiesioginių įrodymų apie dievų eksperimentus su žemiškais ruošiniais. 1930 metais Meksikoje buvo rasta maža anomalios struktūros kaukolė. 1998 metais ji pateko į sutuoktinius Ray ir Melanie Jung rankas. Melanie dirbo akušere ir susidomėjo neįprasta matyt vaikiškos kaukolės forma, taip pat ir tokios anomalijos priežastimi. 1999 metais jie atidavė kaukolę tyrinėti rašytojui ir anomalių reiškinių tyrėjui Lloydui Pajui, kuris išgarsėjo Jungtinėse valstijose dėl savo 1997 išleistos knygos Viskas, ką žinai, yra netiesa ir pirmąją knygą Žmogaus kilmė. Jis susidomėjo keistų radinių ir įkūrė projektą Žvaigždžių vaikas, kurio rėmuose vis dar atliekami įvairūs kaukolės tyrimai. Wikipedia, internetinė elektroninė enciklopedija, pateikia šių tyrimų rezultatus. Vaiko, kuriam priklausė kaukolė, amžių odontologas Matthew Brownas nustatė kaip 4,5–5 metų. 2004 metais Beta Analytic laboratorija JAV, Miamis, atliko kaukolės radioaktyviosios anglies datavimą. Tyrimas parodė 900 ± 40 metų amžių. Medicininiu požiūriu, žvaigždės vaiko kaukolė galėjo priklausyti vaikui, kuris sirgo įvairiomis ligomis – hidrocefalija, Kruzono sindromu ir anoftalmija. 1999 metais Teismo odontologijos biuro BOLT atlikta DNR analizė dviejose iš kaukolės paimtuose mėginiuose aptiko standartinės X ir Y chromosomas. Taigi, remiantis Wikipedia, buvo ne tik galutinai įrodyta, kad kaukolė yra vyriškos lyties, bet ir kad jo tėvai turėjo būti asmenys su normaliomis lytinėmis chromosomomis. Tolesnė DNR analizė, kurią 2003 metais atliko bendrovė Trace Genetic, kuri specializuojasi senovinių mėginių DNR analizėje, parodė, kad vaiko genomas priklausė C haplogrupiai, būdingai Amerikos indėnoms. Atrodytų, kad nieko ypatingo nėra, išskyrus keistas ligas. Tačiau taip teigia Wikipedia, garsėjanti savo konservatyvumu ir dideliu nenoru pateikti interneto vartotojams išsamios informacijos, įskaitant alternatyvius požiūrius į kai kuriuos keistus atradimus. Taigi šiuo atveju, šioje enciklopedijoje pateikta informacija yra ne tik neišsami, bet ir itin vienpusiška. Interneto svetainėse galite rasti kitų to paties žvaigždės vaiko kaukolės tyrimo rezultatų. Tyrimas parodė, kad žvaigždės vaiko smegenų tūris buvo 1600 kubinių centimetrų, tai yra 200 kubinių centimetrų daugiau nei šiuolaikinio suaugusiojo. Kaukolės struktūros anomalija yra priekinių sinusų nebuvimas. Žvaigždės vaiko kaulų storis ir kaukolės svoris yra maždaug per pusę mažesni nei paprasto žmogaus. Sergant kai kuriomis ligomis, pavyzdžiui, anksčiau minėta hidrocefalija, kaukolės kaulų storis iš tiesų sumažėja, tačiau priešingai nei jos, žvaigždės vaiko kaukolės kaulai yra tvirti ir neturi degeneracinių pokyčių pėdsakų. 2004 metais dr. Tedas Robinsonas atliko pakartotinį žvaigždės vaiko kaukolės tyrimą ir savo ataskaitoje išreiškė nuomonę, kad kaukolės morfologija visiškai nėra hidrocefalijos rezultatas. Dr. Robinsonas žvaigždės vaiko kaukolę pavadino panašia į žmogų. 2003 metais kaukolės mėginiai buvo ištirti elektroniniu mikroskopu. Padidinus buvo rasta neįprastų skaidulų įaustų į kaulinį audinį. Tyrėjai teigia, kad tai galėjo būti grybelis arba kitas organizmas, tačiau mikologai paneigė šią versiją ir pranešė, kad anksčiau nebuvo susidūrę su tokiais dariniais kauluose.
2010 m. pradžioje vienos didelės JAV genetinės laboratorijos vadovas susisiekė su žvaigždės vaiko projekto vadovybe su pasiūlymu pabandyti atkurti kaukolės branduolės DNR, kurios 2003 metais net kūrė bendrovė Trace Genetics. Dėl to buvo nustatyta, kad 265 bazių porų seka atitinka žmogaus pirmosios chromosomos geną. Tai patvirtina, kad dalis žvaigždės vaiko DNR atitinka žmogaus, bet tik dalį. Kitai 342 bazių porų sekai duomenų bazėje atitikmenų nerasta. Genetikai patikrino sekų gavimo procedūras, pakartojo tyrimus ir priėjo prie išvados, kad gaunant seką nebuvo klaidų. Atlikus tyrimą padaryta išvada, kad dalis žvaigždės vaiko genomo neturi analogų Žemėje. Remdamiesi tuo, žvaigždės vaiko projekto tyrėjai priėjo prie išvados, kad vaiko tėvas buvo genetinių mutacijų nešėjas arba nežemiškos kilmės. Tačiau daug įdomesnių rezultatų gauta tyriant mitochondrijų DNR, mtDNR, kurioje mutacijos vyksta gana lėtai. Vienu metu ši savybė buvo naudojama apskaičiuoti naudojant molekulinio laikrodžio metodą laiką, kada žmonija tapo atskira rūšimi. Rezultatas buvo gautas iš mtDNR maždaug prieš 200 000 metų. Per šį laiką žmonija palaipsniui sukaupė tik apie 120 mutacijų mtDNR. Palyginimui, neandertaliečiai turi 200 skirtumų, o šimpanzės 1500 skirtumų nuo žmogaus KRS mtDNR standarto. O kai Denisovo žmonių mėginiuose buvo nustatyta net 385 mtDNR skirtumai nuo žmogaus KRS mėginio, genetikai neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik klasifikuoti Denisovo žmonės kaip visiškai naują senovės žmonių artimų giminaičių rūšį, glaudžiai susijusią su sapiens ir neandertaliečiais. – 2011 metais genetikai sekvenavo 4 žvaigždės vaiko mitochondrijų DNR fragmentus, iš viso 1583 bazių poras, tai yra 9,5% iš maždaug 16 600 mtDNR genomo bazių porų ir beveik 10 kartų daugiau nei 1% riba reikalinga patikimai prognozei. Tarp šių 1583 bazių porų buvo rasti 93 skirtumai, kurie ekstrapoliavus į bendrą bazių porų skaičių sudaro šokiruojančius 976 skirtumus, daug daugiau nei neandertaliečių ir Denisovo gyventojų. Žinoma, tokia tiesioginė ekstrapoliacija gali sukelti labai rimtą paklaidą, tačiau rezultatas vis tiek įspūdingas. Mažiausiai tai labai rimtai teigia atradus dar vieną nežinomą rūšį, o daugiausiai patvirtina kai kurių ufologų versiją, kad kaukolė priklauso būtybei, kuri atsirado kryžminantis ateiviams ir žmonėms arba dėl genetinių manipulacijų. Ir čia net nereikėtų kreipti ypatingo dėmesio į Wikipedijoje deklaruojamą jauną radinio amžių. Tikrasis jo amžius gali būti visiškai kitoks. Ar žvaigždės vaiko kaukolė iš tiesų yra ieškomas įrodymas apie žmogaus sukūrimą nežemiškomis būtybėmis? Tačiau šiuo atveju įvyksta priešingas kraštutinumas tarp Wikipedijos. Pateiktos informacijos, kuri yra tokia pat vienpusė ir tendencinga, tik į kitą pusę. Be to, kyla nemažai abejonių dėl pateiktos informacijos patikimumo ir tokių kategoriškų išvadų pagrįstumo. Ir šiuo metu galime tik teigti, kad būtina atidžiai dar kartą patikrinti visus deklaruojamus rezultatus. Keista, kad žvaigždės vaiko kaukolė visiškai nėra unikali. Pasirodo, ji turi brolį. 2014 metais kelionės į Peru metu sutuoktiniai ir mano geri draugai Ana Barbin ir Andrėjus Ždancevas Parakase privačiame muziejuje priklausančiame juos lydėjusiam gidui pamatė praktiškai žvaigždės vaiko kaukolės kopiją. Niekas netliko jokių rimtų šios kaukolės iš Parakaso tyrimų, tačiau jos panašumas į žvaigždės vaiko kaukolę tiesiog stulbina. Beje, Parakasas, kuris įkūręs šis privatus muziejus, yra daugiau nei už 4000 km nuo Meksikos, kur buvo rasta žvaigždžių vaiko kaukolė. Ir čia būtų tikslinga prisiminti pailgas kaukolės, kurios buvo rastos tame pačiame Parakase ir kitose Peru miestuose aplink, Ž167 pavyzdį. Kaip jau buvo minėta anksčiau, šios kaukolės turi parametrus, kurie jas ryškiai skiria nuo įprastų žmonių kaukolių. Žymiai didesnių tūrių, 25–30% ar net dvigubai didesnių, remiantis skirtingais šaltiniais, ir didesnį svorį, beveik 60% didesnį nei įprastai.
Taip pat prisiminkime, kad remiantis pirminės vienos iš pailgų kaukolių analizės duomenimis, kai kurie tirtų mėginių DNR segmentai nesutampa su panašiais segmentais šiuolaikinių žmonių DNR, taip pat ir su neandertaliečių ir denisovanų DNR. Tyrėjai linkę manyti, kad galima kalbėti apie kitą anksčiau nežinomą žmogaus rūšį ar porūšį. Tačiau kaip ir žvaigždės vaiko kaukolės atveju, taip pat galima kelti klausimą, ar pailgos Pietų Amerikos kaukolės yra būtybių, kurios atsirado dėl hibridizacijos su nežemiškais dievais liekanos, ar šių dievų genetinių manipulacijų su žemiškais ruošiniais rezultatas. Beje, būtent Pietų Amerikoje galima atsekti įvairių senovės eksperimentų su žmonėmis ir augalais pėdsakus. Daugiau informacijos rasite knygoje Gyvenamoji Žemės sala. Ir galima eiti dar toliau, iškelti hipotezę, kad Pietų Amerikos kaukolės priklauso patiems dievams. Juolab, kad remiantis visais turimais ženklais, Pietų Amerikos kaukolės priklauso ne vaikams, o pilnai suaugusiems individams. Iššūkis genetikams. Šioje knygoje pateikta žmogaus kilmės versija suteikia pagrindą šiuolaikinių genetinių tyrimų posūkiui visiškai nauja kryptimi – ieškoti nežemiškos civilizacijos genofondo. Iki šiol tokių genofondų pėdsakų nerasta, bet jų niekas ir neieškojo. Norint kažko ieškoti, pirmiausia reikia išsikelti atitinkamą užduotį. O pasiliekant prie vienintelės absoliučiai autonominės žmogaus formavimosi ir vystimosi izoliuoto evoliucinio proceso metu versijos rėmų, neįmanoma ne tik ką nors rasti, bet net suformuluoti tokios užduoties. Tuo tarpu aukščiau pateikti radiniai ir galbūt kai kurie kiti suteikia mums ne tik teorinės prielaidas, bet ir praktinės galimybės tokiai paieškai. Ir tuo pačiu metu visai nebūtina apsiriboti tokiais visiškai anomaliais radiniais. Šiuolaikinių žmonių, archaiškų homo sapiens, neandertaliečių, Denisovo žmonių ir kitų pretendentų į žmonių giminaičių titulo DNR palyginimas taip pat gali suteikti daug informacijos. Tačiau tam reikia pažvelgti į šio palyginimo rezultatus, neatmetant versijos apie žmogaus sukūrimą, genetinę modifikaciją ar net hibridizaciją svetimais dievais, o ne priešingai, jų net nesvarstyti. Be to, pats tokios žmogaus sukūrimo versijos perkelimas iš hipotetinės fantazijos pozicijos į veikiančios hipotezės būseną leis mums kitaip pažvelgti į anksčiau gautus genetinių tyrimų rezultatus, kuriuose šiuo atveju taip pat gali būti atrasta daug įdomių dalykų. Jei bus aptikta išorinės genetinės intervencijos požymių, kitame etape bus galima pabandyti nustatyti paties genetinės intervencijos proceso ypatybės ir detalės ir panaudoti gautą informaciją savo genetinės inžinerijos metodams tobulinti. Taip pat bus galima pabandyti nustatyti, už kokius gebėjimus ir galimybės atsakingi tam tikri svetimi genai ir kas nutiks, jei aktyvuosime kai kuriuos iš šių genų, kurie šiuo metu miega. Tai labai vilioja ir jei atsižvelgsime į tai, kad dievų gebėjimai ir galimybės buvo daug didesnės nei žmonių gebėjimai ir galimybės, mano nuomonė, šiame etape jau turime visas galimybės pradėti tyrimus šią naują kryptimį. Ir turime visas prielaidas, kad šiuose tyrimuose gautume netikėčiausius ir labai daug žadančius rezultatus. Kaip greitai genetikai supras tokio posūkio poreikį, priklauso nuo jų pačių. Knygos Žmonijos genetinis kodas baigiamosios dalies pabaiga. Šia dalimi užbaigėme šios knygos apžvalgą. Galbūt atsiras tų, kuriems patiko tokio pobūdžio knyga bei jos pateikiama forma. Jeigu tokių žmonių yra, tuomet bus ir kitų šio autoriaus knygų, kurios užburs skaitytojus ir klausytojus.